yra teisminis tyrimas, taip pat yra geležinkelių sudarytos darbo grupės, kurie vertina šitas aplinkybės, taip pat Lietuvos transporto saugos administracija atlieka tyrimą, taip pat Teisingumo ministerijos pagal teisės aktus atitinkamas įgaliotinis, taigi ne vienas tyrimas, kuris dar užsibaigęs galutinės išvadas pasakys, bet pirminės išvados, dėl kokių priežasčių per savaitgalį ilgai turim netgi 2 avarijas krovininių traukinių, jos aiškėja. Pirmasis, priminsiu, kaip žinote, įvyko penktadienį, tai pirminės išvados aiškėja tokios, kad perkaito guolis važiuoklė vagono, ko pasėkoje jis virto ir buvo sukelta avarija. Nuo kokių priežasčių ir kas nesuveikė, ar tai yra vagono būklė, ar tai yra techninė priežiūros praleidimas, ar kaip jau įgarsintas RAX sistemos, tai yra kaip papildomos kontrolės, kuri yra vertina perkaitimus, ar tai yra priežastis, tai dar yra vertinama. Bet kaip pati pagrindinė priežastis, tai yra vagono perkaitimo dalykai, tai jau geležinkeliai teikia dalykai. Antruoju atveju, kuris įvyko vėlyvą šeštadienio naktį ties Kaunu, Jesė, Kauno rajone, yra pirminės išvados tos, kad traukinys važiavo europinė vėže, turėjo persirikiuoti į kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą, ko pasėkoje. Lokomotyvas, kuris sveria beveik 110 tonų, riedėdamas ne savo vėže ir vertėsi ir atitinkamai vyko avarija. Kodėl tai vyko? Tai vėlgi žinom, kad yra kontrolės sistemos, kur rankiniu būdu yra perjungiama, yra pakartotinė sistema, kad kitoje vietoje stebima, ar tai yra įvykę. Taigi ta dviguba kontrolė neįvyko šiuo atveju. Tai priežastis dar irgi vėlgi ar kaip tai patobulinti yra atliekama. Kas norisi pabrėžti, kad geležinkeliai keliauti vis dėlto yra saugus, nes skirtingai nuo krovininių pervežimų, tai mūsų vagonai keleiviams vežti yra pakankamai modernus. Reikia paminėti, kad rudenį atkeliauja nauji šveicariški keleiviams vežti, taip pat vėžės, kuriais yra vežamos keleiviai, yra intensyviau prižiūrimos.